Iš Evangelijos pagal Morkų. Jonas skelbė: Po manęs ateina galingesnis už mane. Aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jūs krikštiju vandeniu, o jis krikštys jūs šventąja dvasia. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir dvasią, tarsi balandį nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Švenčiame Kristaus krikšto iškilmę. Ir būtent šiuo sekmadieniu baigsime liturginį Kalėdų laiką. Vėl kasdienybė, sakysime. Evangelistas Morkus labai lakoniškas ir konkretus. Jis nepasakoja Jėzaus gimimo istorijos, kitų jo vaikystės ar tolimesnio gyvenimo faktų. Morkaus rašoma geroji naujiena būtent ir prasideda Jono Krikštytojo pasirodymu ir Jėzaus krikštu. Iš pirmo žvilgsnio krikštas savaime suprantamas įvykis, juk visi tai pradėjome savąją kelionę, savo bendrystę su mūsų Dievu. Šis įvykis Jėzaus pristatymas ir prisistatymas. Šis įvykis startas jo viešai veiklai. Tas, apie kurį ateisiantys skelbė Jonas Krikštytojas, staiga pasirodo viešumoje. Daliai pažįstamas kaip dailidė iš Nazareto. Nei amatas, nei gyvenamoji vieta nedvelkia didingumu. Galilėja religinių požiūrių menkavertė vieta. Tikėtis, kad kažkas garbingo būtų iš Nazareto, taip pat nelabai įmanoma. Pamenate, Jono Evangelijos skaitome, ar iš Nazareto gali būti kas gero. O čia būtent jis, didžiam visų nustebimui. Graikiškasis žodis, kalbantis apie krikštą baptizain, reiškia panardinti, panerti. Kaip ir dažnai Dievo veikime paradoksas mūsų akims ir mūsų supratimui. Dievas tapęs žmogumi, vienintelis teisusis, vienintelis be nuodėmės, stoja į nusidėjėlių būrį ir pasineria į Jordaną, į Jono krikštijimų minių nuodėmes. Toks tad keistas Dievo solidarumas su žmogumi. Besąlygiškai mylėdamas, jis sugeba tapti netgi nusidėjėliu. Būk kaip visi, labai dažnai sakome. Šis Dievo gestas tai nėra prisitaikymas prie mūsų nuodėmės, prie mūsų pažeidžiamumo ir prie mūsų ribotumo, bet priešingai mūsų perkeitimas, iškelimas, netgi sakyčiau išlupimas iš nuodėmės. Tai mūsų atkūrimas, padarimas dieviškais, kokiais mes ir buvome mūsų sukūrimo pradžioje. Šioje istorijoje, kaip rašo Morkus, prasiveria dangus. Žmogaus sprendimu buvo uždaryti palaiminto gyvenimo, rojaus vartai. Dabar pats Dievas savo valia atidaro patį dangų, kad prisertintų prie savo širdies žmogų. Siunčia savąją dvasią, kaip balandis nusileidžiant Jėzaus, kalba mums evangelistas Morkus. Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Tėvas tai pristato savąjį sūnų ir jo misiją. Jėzus yra gelbėtojas ir viešpats. Tu mano mylimasis sūnus, tu mano mylimoji dukra, tavimi aš gėriuosi, taip skambėjo kiekvieno iš mūsų krikšto valandą. Taip skamba ir kasdieną. Labai linkiu, kad mes kiekvieną dieną kildami naujiems darbams, savo tarnystėms, iš tiesų vis širdyje ir mintyse neštumėmės ir girdėtume šiuos viešpaties žodžius. Tu esi mano mylimasis sūnus, tu esi mano mylimoji dukra. Daug kartų turbūt girdime paraginimus: vykdykite krikšto įsipareigojimus, vykdykite krikšto pažadus.
Šiandien noriu kiekvieną iš mūsų, visus mus kviesti iš tiesų pirmiausia įsigyvenkime į savąjį krikštą. Išgyvenus širdimi, įsipareigojimai, pažadai nėra prievolė. Visą tai tampa tiesiog gyvenimu. Kada supranti, jog niekino neverčiamas, bet širdies kviečiamas, tu keliauji drauge su Dievu. Maloniu atsiliepimu, maloniu patarnavimu. Amen. Taip tebūnie mūsų gyvenimus.